Labukas, šiandien išaušo dar viena diena, kada filmuoju savo lietuvišką video vlogą. Kadangi jums labai patiko ir man irgi patiko, tai nusprendžiau nufilmuoti dar vieną ir dar tokia žiauriai graži diena, saulėta, vėjelis, plazdena, tokia visai, sakyčiau, vasara, tik tiek, kad truputį šalta dar. Manau, iškart pastebėjot mano plaukus. Žodžiu, bandžiau šiandien pagal Karolinos Miščino plaukų receptą pasidaryti tas garbanas su tualetiniu popierium, bet aš neturiu kantrybės visų pirma ir visų antra gavosi didžiulis feilas. Grįžau prie savo seno garbanų būdo, kai pasiemi chopstiką, su kuriuo valgai sušius, tiesiog apvynioji plaukų sruogą aplink chopstiką ir praeini su tiesintuvu. Tai man yra geriausia ir laiko visą savaitę tas garbanas. Man, kai mano plaukai yra žiauriai tiesus, tiesiog užtenka išeiti lauką, kai lyja susigarbanavus ir neliks jokių garbanų. Tai va, su šituo metodu jos pasilieka ir dar tokias labai fainos afro mažytės. Ir aš iš tikrųjų manau, kad turėjau gimti garbanuotą, nes man labai patinka. Gal tinka? Tikiuosi, kad tinka. Pusryčiam valgiau blynus iš vieno kiaušinio, banano ir cinamono. Tai ne patys gražiausi blynai, reikia turėti labai gerą keptuvę ir tą tokį apverstuką, nes kitaip gausis dar vienas feilas, nes gali gautis košę. Iš tikrųjų, man pirmais kartais tai būdavo, tai aš tiesiog sumaldavau tenai viską ir išsikepdavau kaip kiaušinienę, vis tiek skanu. Šią savaitę vėl bandysiu nevalgyti pieno produktų, nes jaučiu, kad kažkaip tai netinka, nepatinka ir labai apsunkina virškinimą. O šiandien va dabar noriu greitai parodyti, kaip pasidažyti akis su eyelineriu, nes porą merginų klausė. Tai atskiro video kurti nenorėjau, tiesiog sakau, įmesiu vieną kitą kadrą, kaip tik akių nepasidažiau. Naudoju va šitokį man pats geriausias, pats mėgstamiausias eyelineris iš Essence, jo kaina yra irgi labai juokinga ir tikrai nesumeluosiu, kokie 5 metai eina, kada aš pastoviai šitą dalyką nusiperku. Ir labai plonas teptukas, va toks. Tai man yra patogiausias, aš tų visokių flomasterių nemėgstu, dar kartais naudoju gelinį, bet irgi su tokiu plonu teptuku. Ką aš darau pirmiausia? Pasimsiu veidrodėlį, kad matyčiau. Tai tiesiog nusibrėžiu liniją, pasižymiu, kur noriu, kaip aš noriu, kad mano eyelineris eitų. Ir paprasčiausiai nuo galo tiesiog brėžiu dar vieną liniją. Va taip. Ir užpildau esantį tarpelį ir paskui dar praeinu su eyelineriu irgi, kad būtų toks užbaigimas. Dar ką mėgstu padaryti, tai
truputį akių kamputį įpiešti, kad būtų tokios kaip arabiškos akys. Nu va, pasidažiau vieną akį, tai pasidažysiu dar kitą. Ir šiandien iš tikrųjų yra šiokių tokių reikaliukų, dar reikia nuvažiuoti vieną vietą, nes noriu pasižiūrėti trikojų nešiojimo fotikui, kad galėčiau geriau ir aiškiau vlogti, nes pirmasis vlogas buvo šiek tiek drebantis. Tai va, varysiu iki Valės LT. Pažiūrėsim, kur diena mus nuneš. Tai padaryk viską. Tukutį. Atsiminiau, kad vėl su eyelineriu pasidažiau, tai tikiuosi išeisiu lauką ir nepradėsiu verkt, nes su ta akim tai rimtai, nežinau, reikia eiti pas daktarą, nes baisu. Iš tikrųjų, vos tik išeini pro duris ir ašaras bėga upeliais. Tai rodau greitai, ką apsirengiau. Šitas megztukas yra iš Pull&Bear originalio, aš šiaip tai pirkau second hand ir gal mokėjau kokius 2 eurus, tai labai džiaugiuosi, labai toksai fainas. Tada džinsai yra iš Topshopo, patogiausi, mylimiausi ir batai yra Filling Pieces. Irgi patogiausi ir vieni mylimiausių, sakyčiau. Tai va, tiek. Dar užsidėsiu savo Zaros kreminę kuprinytę ir tikriausiai odinę striukę. Panašu, kad yra vėjas. Lauke šiaip ryte, kai vedžiau šunį, tai buvo gan šaltoka, bet dabar tai nežinau, ką čia užsidėt. Išsirinkau galų gale šitą odinę striukytę. Norėjau sakyti kožą, nes visi sako kožą, bet kažkaip labai negražiai skamba. Tai užsidėjau savo odinę striukę iš Asos. Nu, sutvarkiau vieną reikaliuką, iš tikrųjų jaučiu, kad vėl akis pradėjo ašarot, tai dabar keliauju į kitą vietą. Iš tikrųjų diena tai žiauriai graži. Labai keista kalbėti su savim viešumoje, iš tikrųjų gerai, kad žmonių nėra, bet šiaip jau nemanau, kad kalbėčiau labai daug. Žodžiu, neradau, ko man reikėjo, o reikėjo trikojo šitam fotikui. Labai noriu valgyti. Tai ieškos kokių skanėstų gal, jeigu rasiu. Aš man atrodo labai blogai save filmuoju, kai nematau, ką filmuoju. Šokoladas be cukraus, bet sudėty 35% cukraus. Tai be cukraus ar su cukrum? Tai vadinama nuodėmė. Čia yra mano nuodėmė. Sveikatėlė. Ką tik grįžau namo ir ieškojau trikojuko fotoaparatą, bet neradau, tai nieko nepiešiau. Paskui nuėjau iki šiaurės miestelio, iki Sorti, kad nusipirkti keletą dalykų arba bent jau apsižiūrėti. Tai padarysiu tokį mini taste testą. Turiu čia susidėjus dalykus. Šito netestuosiu, nes dar neatėjo diena, bet nusipirkau Reese's Peanut Butter Cups su juodu šokoladu, niekada nesu bandžiusi, bet ateis tam diena kada nors. Tada nusipirkau Naked batonėliai, Banana Crunch. Čia yra iš tikrųjų mano mėgstamiausias, tik tai tiek, kad Anglijoje kainuodavo tenai gal 60 centų. O čia kiek kainavo? Šitas batonėlis mažytis kainavo €1.30. Tai dvigubai brangiau, iš tikrųjų nelabai apsimoka, bet kadangi aš tenai labai retai kažką perku, tai nieko. Ir radau savo mėgstamiausią batonėlį, kurį aš taip mėgdavau ir labai apsidžiaugiau. Tai irgi netestuosiu, bet čia yra toksai riešutų batonėlis su avižom ir high protein fruit. Nuo kada fruit yra high protein? Aš yra datulės, sojos gabaliukai, tai va turbūt iš sojos yra tas proteinas. Vaisių sulčių koncentratas, žemės riešutų sviestas, labai gerai. Razina, žemės riešutai, avižos be gliuteno, sojos miltai, ryžių krakmolas, druska, natūralios kvapiosios medžiagos. Tai jis yra labai skanus. Tada nusipirkau šitokį dalykėlį.
Tai yra Organic Bio Vegan Energy Bar, Life Bar, Carob, Hazelnut, Paleo rašo dar. Tai sudėtis vaisiai, datulės, lūkumo milteliai, riešutai, lazdyno riešutų pasta, lazdyno riešutai, migdolai ir pupmedžio milteliai. Ir dar malta vanilė. Life Taste Test. Niekada nesuragausiu ir nežinau kokią skonę ir aš dar labai esu alkana, tai čia prie to pačio. Atrodo, va taip. Visai skaniai. Dabar iš tikrųjų viską tikrai nesvalgysiu, tik tai paragausiu, pasiliksiu kitai dienai. Žiauriai skanus. Toksai turi tą džiovintų vaisių riešutų tipo batonėlio skonį, bet šiaip labai geras. Visur labai jaučiasi datulės, tai čia irgi dominuoja datulės, bet šiaip tai geras. Tada nusipirkau Tundros mini batonėlį su cinamonu. Čia sudėtis yra irgi datulės, razinos, daiginti grikiai, migdolai, nakadžiai, kokoso aliejus, cinamonas. Kažkurį šitų aš esu ragavusi, gal su kakava lygtais, bet šito ne. Taip pažiūrėsiu. Kaip atsidaro. Va, kaip atrodo. Šitie žymiai skanesni. Nes jie tokia ir traškus, ir cinamonas jaučiasi ir tekstūra visai kitokia, neminkšta ir nesivelia burnoj. Užskaitau, labai skanus, iš karto rekomenduoju. Nusipirkau ekologiškos baltosios šilkmedžio uogos. Patys saldžiausi ir tikriausiai guminukai. Parašyta. Visiškai ro ir veganiška ir visą kitą. Ragaukim. Visą laiką labai norėjau išbandyti aš tas uogas, nes ir į košę skanu, į jogurtą skanu, į smūtį gal netgi kokį įsimest, salotas rašo, tai gal visai nieko būtų skanu. Iš ties kaip guminukai. Aš galvoju, kad jos tokios kietos ir traškios bus. Įdomios tokios, bet manau kaip tik labai fainai, vat košė kažkur taip duotų tokios tekstūros. Aš kai mėgstu visus džiovintus vaisius ir riešutus, tai man iš tikrųjų jokia labai didelė skirtumą, bet irgi užskaitau, labai skanu. Toks būtų mini teistas. Iš tikrųjų man tai asmeniškai visai faina, kai grožio blogas nėra tik tai apie makiažą ir tenai visokius dažus ir visą dieną tik tai makiažas ir panašiai. Man pačiai įdomu asmeniškai žiūrėti tokius vlogus ir tokius video, kur yra labai daug įvairovės ir yra visko. Tai tikiuosi ir jums patiko šita dalis. Tai dabar eisiu įkelsiu YouTube savo naują video. Tai galėsit jau pažiūrėti, kas dar būsit nematę šiuo metu, kai žiūrėsit šitą video. Ir tada eisiu su šuo pasivaikščioti ir kažką pasigaminti vakarienei reiks. Nes nuo pusryčių nieko nevalgiau, užkandau tik tai keletą vaisių ir išbėgau. Ir iš tikrųjų norėjau nepasigirti, pasirodyti galbūt tai šituo savo kaklo dalykėliu. Tai čia kaip pakabukas arba kaip koksai šalikas, sakyčiau. Aš jį pasidariau pati iš tokių virvių, kurias pirkau Danesui, už 200 metrų sumokėjau gal 12 eurų. O va tuos kaklo papuošalus aš esu mačius pas labai daugelį lietuvių dizainerių. Ir jie kainuoja apie 40 eurų. Tai va, mano patarimas, jeigu kažką galit pasidaryti pačios, tai nepagailėkit to laiko ir pasidarykit tokį dalyką, kokį nori, tokios spalvos, formos ar dar kažko. Manau, kad vlogas jau į pabaigą, visai gera diena buvo, graži saulėta, tik tai vienintelis minusas, kad buvo labai didelis vėjas ir taip, sakyčiau, nelabai tinkamai apsirengiau. Tai jeigu vlogas prasideda su kiekvieno žmogaus būtinybė
būtinybė, pusryčiais turbūt būtinybė. Tai užbaigsiu su tokia grožio priemonė, kurią užsidėsiu prieš miegą, šitą veido kaukę iš Avono. Jinai man labai patinka, nes ji yra nulupama ir aš kažkaip jaučiu, kad tos nulupamos kaukės yra tos, kurios daugiausiai ištraukia viso brudo iš odos. Užsidėsiu šitą, pasidarysiu arbatą, įsijungsiu kokį filmą, dar nežinau kokį, pamontuosiu šitą vlogą, kad kuo greičiau galėtų išeiti ir tiek. Ačiū, kad žiūrit ir labą naktis.